Aš išgriovau visą savo parduotuvę ir keisiu verslo planą. Assalamu alaikum, su jumis Frazers. Šiandien mes turime $29 000, 2 vaikščiančius ir darbo neturinčius darbuotojus ir statysime svajonių parduotuvę. Kad užpildyti dekoracijos žvaigždutės galima pridėti ir kokį vieną augalą, čia šonę įdėti. Šiaip galima pridėti vieną savitarnos kasą. Ir viskas, realiai nieko nepadariau, tai parduodom viską tą, ką pardavinėjom ir atidarom parduotuvę. Šiaip realiai pagalvojus, tai nepridėjau absoliučiai jokių dalykų. Tiesiog kaip buvo, taip ir liko, nu nebent vieną lentyną pridėjau ir žiūrovau keletą sienų. Taip pat mes galima kasinką atleisti. Ar būtinai reikia pridėti kažkokį apsauginį, kad pamatytų kaip vogia daiktus. Nu bet va, pinigai eina, turime ir čipsiukų, ir šokoladukų, ir mašinyčių. Gerai pastebėjau, kad kuriem žmonėm reikia vietos, kur įsidėti visus daiktus, o ši vieta vadinasi krepšelis. Kaip greitai išpirko visus daiktus. Nusipirksiu 15 už 375 ir galima pridėti mašinytės. What? Aš niekada nemačiau tokios didelės eilės, wow. 8 žmonės. Ir visi eina prie vienos kasos. Nu, kitos kasos tai aš jau nebegaliu įpirkti. Atrodo, nieko nepakeičiau, bet viskas pasikeitė. Nu, šiaip galime vieną lentyną išimti, pataupyti pinigų. Nežinau, šitą sieną galima pakeisti. Šitą sieną irgi galima pakeisti. Galima išimti grindis po lentynum. Ai, nereik. Kol dar niekam nebuvo sumokėta, nuperkam naujas kasas. Ir štai prašyčiau, turime 2 savitarnos kasas parduotuvėje, kur parduodami tiktais kažkokie snekai ir mašinos. Bet čia vieni iš tų dalykų, kuriuos pirks, bet kokiu atveju. Manau, kad tai, kas vyksta šitoje parduotuvėje, yra aišku nuostabu, bet aš noriu jums parodyti savo seną projektą, į kurį buvau neėjęs jau tikrai daug laiko. Parduotuvė vadinasi CCNF, tai anksčiau parduotuvė vadinosi CNC, nes buvo pardavinėjami snekai ir šokoladas. Tada buvo pardavinėjami snekai ir šokoladas, bet jau apskritai viskas. Tai buvo ir gyvūnų prekės, buvo elektronika, žaidimai, mokykliniai dalykai, virtuvės visi komplektai buvo pardavinėjami. Sveiki atvykę į šią nuostabią vietą. Šiaip labai daug parkavimos vietų, pasižiūrėkit, kas yra už manęs. Čia visur yra šelfai. Aš dabar turiu 800 gėrimų, 6500 čipsų ir 5000, norėjau sakyti 100 saldainių. Anksčiau šitą parduotuvę buvo žymiai didesnė, bet viskas gavosi taip, kad aš supratau, kad tai neapsimoka. Ištryniau viską, man dar liko, ką tik buvo 37 000, dabar jau 45 000 ir nusipirkau po 10 000 čipsų pakelių ir 10 000 saldainių. Tai šiaip labai juokingai šitą parduotuvę atrodo. Tiesiog baldai, kurių irgi tikrai užtenka, ir labai daug šokolado, čipsų. Arba šiaip juokingai atrodo toks momentas, va, ką tik kažkas pasiėmė ir iš karto pripildė ir visos lentynos visada būna pripildytos. Na ir kol aš kalbėjau, jau yra 49 000 netgi pinigai. Kaip tenais juokingai atrodė? Wow! Jo, čia vis dėlto yra netgi 6 savitarnos kasos ir kol aš kalbėjau, jau 52 000 pinigėlių ir kažkaip fūrai važiavusi į parkavimo vietą. Sunkvežimis, nežinau. Aš šiek tiek nuėjau pasidaryti savo reikalų ir jau yra 57 000. Tai kaip supratote, šitą parduotuvę tikrai neša pinigų, sugrįžtame prie frazerinės. O kol kas aš čia turiu tais 300 pinigėlių ir nieko įdomaus. Kas jeigu padaryti kitaip? Kas jeigu išimti visą apšvietimą ir vidury pridėti patokią lempą? O, ką aš čia dirbu? Gerai, matau, kad aš jau nesąmonę čia darau. Geltona, žalia, raudona.